Liepos 26. Atrodo, ta diena kaip ir visos kitos dienos. Šeštadienis, oninės. Tačiau ši diena yra tavo pasikeitimo diena. Šiandieną tu gali pasiekti viską, apie ką svajoji. Jeigu iš skaičių pozicijos žiūrint, tai šiandieną yra šešetas, tai yra iliuzijos suvaldymo laikas. Jeigu tu šiandieną sugebėsi išgirsti, ką sakau, ir suvaldyti iliuzijas, tavo gyvenime gali atsitikti labai didelių stebuklų. Tiesiog, apie ką ši diena? Ši diena yra apie tai, kad tu kiekvieną dieną lauki vis to paties, kad lygtai kažkas iš išorės atneš tau stebuklą, kažkas tau padės, kažkas tave supras, mama, tėtis, bendradarbis, draugė. Kiekvieną dieną tu kažkam pasakoji savo gyvenimo istoriją, kas įdomiausia, kurią parašė kiti. Kiekvieną dieną tu stengiesi kovoti, o tai reiktų sustoti. Darai viską priešingai, nei iš tiesų turėtum daryti. Ar lengva keisti save? Tai turbūt pats sunkiausias darbas. Mes labai lengvai galime padaryti visus fizinius darbus, nes mums tai yra įgimta. Mes turim fizinį kūną ir mums atlikti įvairiausius darbus yra pakankamai paprasta. Bet mentaliniu lygiu mes labai sunkiai dirbame. Mes visiškai, aš kalbu apie save šį kartą, man tikrai buvo labai sunku pakeisti savo minčių eigą į tą eigą, kad nustoti kurti vaizdus, iliuzijas apie tai, kad mano gyvenime viskas gali 1-2 taip va ir pasikeisti. Taip. Bet tu iš karto nepamatysi, kad jau keičiasi. Nes ta iliuzija, tu ją kuri įsivaizduodamas, ką kiti pasakys, kaip pažiūrės, rengiesi rūbus ir tu galvoji, kaip čia, ką kiti pasakys. O kodėlgi tu atsistojęs prieš veidrodį niekada negalvoji, kad vauč, kaip aš čia gerai apsirengiau šiandieną. Kodėl? Kodėl tu galvoji, kad jeigu tu sakai savo nuomonę, būtinai tave pasmerks? Tada geriau tyli arba net per jėgą įrodinėjai tą nuomonę. Mes sukuriame labai didelės iliuzijas apie viską, kaip įsivaizduojam. Ir tai yra viskas iš proto. Tai yra viskas iš mūsų galvos. Ir jeigu mes nusprendžiame savo protą truputį kontroliuoti, o ką ši diena ypač ši diena padėtų padaryti, skirk 60 minučių savo gyvenimo, kurti savo gyvenimą. Tai yra sustabdyti tą iliuzinį įsivaizdavimą, kaip viskas turėtų būti. Tu toj akimirkoj pastebėk, kas yra. Dabar aš kalbuosiu su jumis. Ką aš aplink matau, tai yra viskas dabar. Ir jeigu aš šiuo momentu kažko nematau, tai dar nereiškia, kad to nėra. Aš juk savo nugarą nematau, kas yra tenais. Nors moteris turi tą nuostabią dovaną. Aišku, aš nemenkinu vyrų. Tai taip pat yra labai daug vyrų, kurie turi labai stiprią intuiciją, ypač versle, ypač darbų darime. Jie tiesiog turi, kaip viską reikia padaryti. Bet moteris tą turi neapsakomą jausmą, kad matyti nugarą. Pavyzdžiui, jeigu vaikas jį kažką daro čia, o vaikas lipa ant kėdės už nugaros ir jinai sako, nelipk, nukrisi. Tai iš mano asmeninės patirties. Ir mes visą gyvenimą nenaudojam savo galimybių. Nenaudojam šitų įrankių, kurie mumyse įdėti. Nelauki išorinių signalų, kad ženklų, kad jeigu tu pradėsi tas 60 minučių, dabar sustabdyk šį video ir apsidairyk, kas aplink tave yra. Kas yra aplink tave.
Ir kai tu apsidairysi aplink save, tu pamatysi, kiek nuostabių dalykų yra apie tave. Ir jie vis apie kažką tau primena, kalba, judina ir dažnai būna, kad tai būna labai nepatogu. Nu, labai nepatogu, nes tai būna tiesiog arba senai pamiršta istorija, kurią tu norėtum sutvarkyti, bet tu niekaip to negali padaryti. Nepatogu todėl, kad ką žmonės pasakys, nu va, tu vėl čia kalbė apie tuos skaičius, apie tą kitokį mąstymą, bet tu dar šiandieną nevažinėjai su Lexus. Ne apie tai. Pirmiausia, pakeitus savo minčių eigą, gyvenant ne iš vakar dienos energijos, kurioje tu esi liūdnas arba liūdna, nusivylęs, nepatenkintas arba nepatenkinta, kurioje toje energijoje tu esi auka arba monstras. Tai yra du kraštutinumai. Šiandieną yra diena 60 minučių dėka sueiti būtent į centrą. Nei tas, nei tas. Nėra nei gerai, nei blogai. Nėra, jeigu kažkoks įvykis tau įvyko, tu dar nežinai, ar tai yra vauč gerai, laimėjai milijoną. Ir tu nežinai, ar tai yra gerai. Ir negali sakyti, vauč, kaip tau gerai. Galbūt iš tavęs pavogs tos pinigus, arba tu juos išmėtysi kažkaip ne taip ir tu jų nebeturėsi ir tik liks prisiminimas, kad tu juos turėjai ir tai nebus labai lengva, nes skaudės. Ir tu šiandieną, jeigu tu kažkada turėjai pinigus, tau skauda. Ir skauda todėl, kad tu dabar nemoki susikurti vėl naujų galimybių, naujų pinigų. Ir va šitas ištisinis gyvenimas iš vakar dienos mus meta ten, kur mes visiškai nenorim būti. Bet mes šito nesuprasdami, mes leisdami savo vakar dienai vadovauti šiandienai, vietoj to, kad lyg įjungtumėm šviesą, šiandieną atsakingai galvoti apie tai, ką tu galvoji, ką tu kalbi, ką tu veiki ir pradėti leisti savo gyventi naują energiją, nes visa ta, niekas nepasikeis, iš karto tu nieko nepajausi. Ir atrodės, nu kaip man tai padaryti? Labai paprastai. Jeigu dabar tu neturi noro daryti kažkokio darbo, tu tiesiog pradėk dėkoti už galimybę, kad tu turi rankas daryti tą darbą. Tu pradėk viduje sukelk tą jausmą, tą energetinį jausmą, kad tu dabar gali matyti, kad tu tą darbą dar nepadarei, nes gali būti, kad kažkada tavo akis nematys. Dabar tu norėtum perskaityti daug knygų, bet jau dažną kartą pasiėmė akinukus, užsidegti. Tai turėtum padėkoti už tai, kad tu turi aplamai akis ir kad Dievas sukūrė žmonės, kurie kūrė akinius. Ir tai jau bus didelis pliusas. Ar tu turėtum save engti už tai, ką tu praeity padarei ne taip? Tu turėtum išmokti tas pamokas, nes kas įdomiausia, viskas kartojasi, absoliučiai. Tu vienos neišmokai pamokos, antra, trečia, ketvirta. Jeigu tu perdėtai pasitiki žmonėmis, jeigu tu perdėtai pasitiki aplinką, tai taip pat iliuzija. Ir tada tave mokys taip pat per skaudžias pamokas. Tave kažkas apgaus, iš tavęs kažką paims, tam, kad tu pagaliau išmoktum vertinti save ir pamatytum, kad pasitikėti tu turi tik savimi, tą vidinę energiją. O kurgi kuriasi naujoji tų 60 minučių stebuklo erdvė, kur ten jinai yra? O jinai yra viena mintis ir yra tarpas tarp minties. Va šitam tarpe yra sukuriama nauja ateitis. Ir įsivaizduokit, jeigu viena mintis yra apie tai, kas tau nepasisekė,
Kita mintis yra apie tai, kaip tu lyg norėtum gyventi, bet dar nesigauna taip gyventi. Ir va šitoj vietoj įvyksta tas tarpas. Ir jis taip pat užpildytas klampe krentančia mase. Ir va ta masė mums ir neduoda atsispyrimo. Šiandieną Liepos 26. Gali būti ir 7 ir 8, bet ši diena tokia gana stipri yra tam, kad tu pakeistum savo mąstymo kryptį, kad tu sąmoningai 60 minučių gaudytum, apie ką tu galvoji. Apie vaikus, apie vyrą, apie namus, apie maistą, apie kelionę. Gaudytum, ką tu kalbi. Gal tuo metu džiaugiesi, o gal pykstėsi. Gaudytum, ką tu veiki. Ir jeigu tau trūksta energijos pakeisti viską į džiaugsmą, į pozityvą, į besąlyginę meilę, atsiminkit, neurolingvistikos mokslas tai yra mokslas, kuris jau senai įrodė, kad nervinė sistema daug stipriau reaguoja į pozityvę energiją negu į negatyvę. Jeigu tu savęs šiandieną klausi, ko tu nori, ir drąsiai pasakysi iš besąlyginės meilės savo ir aplinkiniam pasauliui, aš noriu to ir to, ir tai padarysi, tavo viduje atsiras džiaugsmas. Ir tu rytoj patirsi taip pat kažkokį džiaugsmą, bet gali būti, kad jį sukurs kažkas kitas, nebūtinai tu pati arba pats. Šiandieną apie tai, kaip paprastai, lengvai pakeisti savo energiją. Bet rytoj, o galbūt ir šiandien dar, papasakosiu, kaip kūnas reaguoja į visą šitą pasikeitimą ir kaip lengvai atpažinti, į kur tu eini per kūno pojūčius. Tavo kūnas tai geriausias vaistas. Tiesiog kelrodė žvaigždė. Jeigu tau kažką skauda, tau aiškiai sako, kodėl tai. Ir jeigu tu susimastysi, kodėl tau skauda ten sąnarius, nugarą ar pečius, va tai ir bus pirmas žingsnis, kad tu keiti visą savo gyvenimą. Bet mes labai nenorim to daryti. O tai reikia 60 minučių stebėti akimirkas ir stebėti savo vidinį pokalbį. Apie ką tu kalbi. Įjungti sąmoningumą. Rytoj galbūt jau gausis 120 minučių. O kad ir gausis 10, tai bus taip pat labai tobula. Su jumis Eligija, skaičių magija, ir gyvenkime kitaip. Būkit palaiminti. Jei patinka, spauskit patiktukus, prenumeruokit kanaliuką ir matysimės kur kas dažniau.